Sveiki, krepšinio gerbėjai! Pirmadienio vakarą Vilniaus kolegijos salėje oficialiai startavo 21-asis GELAN sostinės krepšinio lygos sezonas. Atidarymo rungtynėse vietos studentai priėmė vienus iš čempionato favoritų SK Ferimstos krepšininkus. Nors daugelis tikėjosi atkaklios kovos, tačiau svečiai dar susitikimo pradžioje pabėgo nuo varžovų ir nuaidėjus finaliniai sirenai šventė lengvą pergalę. Rungtynes Edvino Justos treniruojami Ferimstos vyrai pradėjo spurtu 13-0. Nors studentų komandai įpusėjus pirmam kėlinukui pavyko išsijudinti, tačiau didžiulį pagreitį įgijusi svečių ekipa nė nemanė dairytis atgal ir sulig kiekvieną minutę didino savo persvarą, kol trečio ketvirčio viduryje įgijo rekordinį 27 taškų pranašumą – 64-37. Tiesa, nepavydėtinoje padėtyje atsidūrę Vilniaus kolegijos krepšininkai galų gale pakilo į kovą dėl garbės ir sugebėjo ženkliai apkarpyti turėtą deficitą. Tačiau tai tapo tik menka paguoda Stanislovo Radzilio treniruojamai komandai. Galutinis rezultatas – 106-81 svečių ekipos naudai. Nugalėtojų komandoje monstriškas rungtynes sužaidė Ignas Juškevičius, pelnęs 27 taškus, 12 iš 14 dvitaškių, atkovojęs 15 atšokusių kamuolių ir surinkęs net 47 naudingumo balus. Jam puikiai talkino ir Eduardas Rogačiovas, įmetęs 24 taškus, bei jaunasis Ignas Repčys pridėjęs 13 taškų. Vilniaus kolegijos gretose daugiau nei pusę komandos taškų pelnė Laurynas Kirlys – 42. Be to krepšininkas dar išprovokavo 13 varžovų pražangų, tačiau suklydo net 12 kartų. Jam neblogai talkino Simonas Januškis, pridėjęs 15 taškų. Iki pasimatymo kitose GELAN sostinės krepšinio lygos varžybose. Šiaip tai, jeigu atvirai pasakius, tai pritrūko laiko. Mes galvojam, bent 10 dienų vėliau mūsų startas bus, o taip gavosi, kad per anksti pradėjom ir nesam susižaidę, o daug žaidėjų yra pasikeitusių. Faktiškai rotuoti jų nelabai galima, daugumos. Ir pats pirmas kėlinys. Jie geriau buvo nusiteikę šiom rungtynėm matyti, gal kažkiek geriau pasisekė ir pabėgo. O po to jau daugmaž apylygiai vyko rungtynės, manyčiau. Kaip ten toliau, neaišku, bet į aštuntuką tai manyčiau, kad planuojam patekti. Ateitis parodys, kaip ten mums seksis. Mantas Šerkšnas tikėjausi, kad dar geriau kažkiek tai sužais, bet pritrūko šiek tiek pagalbos komandai, aš nežinau, šiaip tai iš kitų žaidėjų daugiau, vienas žaidėjas ne karys, reikalinga komanda, o šį kartą faktiškai statiškai labai puolėm pradžioj pirmus kėlinius ir to pasekmė, paskui kažkiek tai jau judesio įgavom, bet tai jau per vėlų buvo. Tai iš tikrųjų koncentruojamės su kiekvienom varžybom ir stengiamės pasiekti ir parodyti maksimalų rezultatą kiekvienose rungtynėse. Tai matot, kad mes ir rotaciją turim pakankamai tolygę, gal dėl to mums ir padeda. Sezoną pradėjom galbūt kaip ir mėgėjų komandos, pakankamai, nesakyčiau, kad anksti ir nei vėlai. Normaliai, prieš 2 savaitės iki pirmų rudens taurės varžybų, tai kaip ir viskas neblogai. Šiandien varžybose pasisekė laimėti didesnių skirtumų. Vyrukai gerai sukovojo, gera gynyba, pasiekėm pergalę. Tai, sakykime, tenkina ir mus šitas rezultatas ir vaikinus. Su trenerių štabą ir komanda. Tai, man atrodo, viskas labai gerai. Visų pirma, tai nelabai norėčiau vertinti kolegų darbo, kas buvo padaryta galbūt per daug varžybų susidėjo vaikiniam paskutiniu metu pavasarį, nes dauguma žaidžia ne tik per vieną komandą ir daugiau lygų. Tai natūralu, kad šiek tiek nuovargis. Reikėjo šiek tiek laiko skirti ir atsigavimui. Tai manyčiau, kad tas turėjo įtakos. Bet daugiau tai nelabai norėčiau vertinti, nes iš tikrųjų ne visas varžybas tikrai mačiau ir pritrūko ir sėkmės. Aš manyčiau, kad dar ir sėkmės trūko. Aš tai galvoju, kad galėčiau išskirti vieną dalyką, tai kad darnų kolektyvą. Kadangi mes kaip komanda, kaip vienas kumštis, dėl to mes tokius rezultatus ir demonstruojam. Nes matot, akivaizdžiai, kad žaidžia ne vieną žaidėją, žaidžia komanda, vienas kitam padeda, vienas su kitu komunikuoja ir tie santykiai padeda ir už aikštelės ribų ir aikštelėje. Ta komunikacija visur praverčia.